Metelių regioninis parkas – tai Duse, Metelys, Obelyje, nuostabūs ežerai Sūduvos aukštumoje. Jie didžiausia Metelių regioninio parkų gamtos vertybė. Vieni švariausių ir tinkamiausių poilsiui visoje šalyje. Norėdami daugiau sužinoti apie paslaptingą, įdomų, daugeliu žmonių mažai pažįstamą miškų, ežerų ir pelkių pasaulį, apie procesus vykstančius gamtoje, kalbiname Metelių regioninio parko lankytojų centro administratorę Eleną Amšiejienę. Mes esame Metelių regioniniame parke, kurio plotas yra virš 18 000 hektarų. Parkas pamėgtas poilsiautojų iš Lietuvos, tiek ir užsienio svečių. Ir parke galima keliauti ne tik tai automobiliais, galima keliauti dviračiais, yra dviračių takai, yra pėsčiųjų takai, pažintiniai, mokomieji takai. Ir taip pat apie Dusios ir Metelio ežerą galima susipažinti su jame esančiomis, aplinkui esančiomis gamtinėmis istorinėmis vertybėmis. Dusios ežeras yra trečias pagal dydį ežeras, todėl yra pamėgtas ir buriuotojų. Mūsų parko ženklas viršuje yra pavaizduota jotvingių segė, nes mūsų kraštas prisimena jotvingius. Tai 13 amžiaus gimininga lietuviams baltų gentis jotvingiai, kurie čia turėjo savo pilis ir buvo apsistoję šitoje teritorijoje. Žemesnėje dalyje yra matomas balinis vėžlys, nes baliniai vėžliai irgi yra nykstantis visoje Lietuvoje, o mūsų teritorijoje jų yra sutinkama gana nemažai. Mes esame gamtiniam pažintiniam take, kur yra pati lankomiausia lankytojų vieta, tai vadinama Pelkutė. Šioje vietoje buvęs ežeras ir laikui bėgant užpelkėjęs ir mes matome čia likus akistava, akivaras vadinamas, o visa augalija aplinkiniai būdinga aukštapelkei. Tai yra ir lieknieji beržai, kiminų danga ir vasarą galime stebėti saulašarę, kuri maitinasi vabzdžiais ir auga gana daug, gana gausiai čia auga šitoje pelkėje. Taip pat pavasario metu galim pamatyti čia ir paukščių gana nemažai būna, ir ančių, ir pilkasis garnys. Ir labai gražus moksleiviams ypač patinkantis, tai yra varlių choras, kur ne tik tai paprastos varlės, kurios sutinkamos pas mus, bet ir retosios kūmutės, kurių garsas primena gegutės kukavimą. Mes esame vienoje iš istorinių parko vietų, tai Kryžių šventovės teritorijoje. Šitoje vietoje 1702 metais buvo apsistoję lietuvių kariai, vadovaujami admirolo Višneveckio, ir pasistatę buvo 3 kryžius ir ant vieno iš tų kryžių atsivežę iš Ašmenos vienuolyno mergelės Marijos paveikslėlį. Ir jie buvo labai pamaldus ir čia įsikūrę tą savo stovyklavietę švęsdavo 3 atlaidus. Pagrindiniai 3 atlaidai tai buvo sekminės, petrinės ir dzūkų vadinama oktava. Ir iki šių laikų tie atlaidai yra išlikę ir yra švenčiami. Kada šitose vietose, švenčiant petrinių atlaidus, buvo pranešta lietuviams, kad artėja švedai, jie išėjo į kovą, nepasiėmė to paveikslėlio
Ir kovoje labai daug karių žuvo ir vienas likęs sužeistas, pusiau aklas karys parėjo, grįžo iš šitas vietovės ir meldėsi tai mergeliai Marijai ir nusiprausė dešinėje esančio šaltinėlio vandeniu dabar padarytas šulinys ir pasveiko. Nuo to laiko į šitas vietovės pradėjo eiti vietiniai gyventojai, atvažiuoti iš tolimesnių kraštų žmonės ir taip čia būdavo susirenka didžiulės minios žmonių ir buvo nutarta pastatyti koplyčią. Koplyčios pamatus mes matome čia aplinkui, tai buvo medinė koplytėlė, kurioje ir vykdavo irgi šitie atlaidai ir žmonės susirinkę veždavosi tą šventą vandenį, tikėjo, kad tai yra stebuklingų galių tas vanduo, labai daug žmonių pasveikdavo. Ir šitą koplytėlė stovėjo iki 1964 metų, kada buvo įsakyta ją nugriauti. Kryžiaus šventovė buvo atstatyta aukštesnėje vietoje, dešinėje pusėje ten ant kalvelės buvo pastatyta gana graži mūrinė kryžių koplyčia. Čia matome vieną iš 7 parko piliakalnių. Tai yra prie Lamciškės piliakalnis, kuris minimas 13 amžiuje. Tai ne lietuvių, bet jotvingių, gimininga lietuviams baltų gentis jotvingiai. Ant šitų kalvų buvo pasistatę medines pilis ir tai buvo karinga gentis ir jie darydavo žygius, nes netoli buvo ir Prūsija, ir Lenkija, ir Baltarusija ir jiems labai gerai buvo čia įsitvirtinti. Iš čia darydavo žygius į tas šalis. Ir kada jotvingiai pralaimėjo kryžiuočiams, nuo to laiko Lietuvoje jotvingių vardas neminimas, tik likę mūsų vietovardžiai, tai čia Seirijai, Verstaminai, kiti, kurios vietovės susijusios su tais. Ir šitoje vietoje tas piliakalnis buvo apaugęs medžiais, dabartiniu metu jis yra sutvarkytas ir vienas iš lankomiausių mūsų teritorijoje. Čia mes randamės lankytojų centre, gamtos mokykloje, kurioje vasaros metu gali lankytojai pas mus apsilankyti ir šeštadieniais. Metelių krašto žmonės žvejodavo ne tik tai vasaros metu, kada išplaukdavo didelėmis valtimis į ežerus ir kilometrinius tinklus tiesdavo. Ta žvejyba buvo vadinamas padvalakas, bet ir žiemos metu, kada po ledu merkdavo didžiulius tinklus, kurie turėjo tokius 2 sparnus ir traukdavo po ledu. Tas prietaisas vadinosi boba. Mes stovime ant Papėčių piliakalnio, kuris parko teritorijoje yra vienintelė vieta, kurioje galime pamatyti visus 3 parko ežerus. Už manęs yra Obelijos ežeras, kitoje pusėje matosi Metelys, už jo Dusios ežeras. Taip pat nuo šito piliakalnio atsiveria labai gražūs kraštovaizdžiai su tam krašto irgi būdingomis kalvomis, tarp kurių įsikūrė mažos kaimo gyventojų sodybos. Ir taip šitas piliakalnis yra irgi jotvingių piliakalnis, minimas 13 amžiaus, mažai tyrinėtas ir netoli piliakalnio buvusi dvarvietė. Ir piliakalnis yra labai lankomas vasaros metu, poilsiautojai, turistai pamėgę pasižvalgyti nuo šito piliakalnio. Metelių regioninėme parke siekiama užtikrinti taikų žmogaus ir gamtos sambūvį. Todėl lankantis saugomoje teritorijoje galioja papildomos taisyklės, kuriamis stengiamasi apsaugoti nykstančius augalus ir gyvūnus. Gerbkime šį pačių žmonių nustatytą apsisprendimą ir sugrįžę sekantį kartą, jūs vėl galėsite džiaugtis švaria aplinka, nuostabiu kraštovaizdžiu, retais augalais bei gyvūnais. Naudokitės progą, nes kai kuriuos iš jų matysite galbūt jau paskutinį kartą. Metelių regioninio parko direkcija prašo:
stovyklauti, kurti laužus tik tam skirtose vietose. Autotransporto priemonėmis važinėti tik keliais, statyti aikštelėse arba šalikelėse ne arčiau kaip 25 metrai iki vandens telkinio. Žvejoti laikantis mėgėjiškos ir verslinės žūklės taisyklių. Plaukioti tik bemotorėmis plaukimo priemonėmis. Nenaikinti ir nežaloti medžių krūmų, neardyti miško paklotės ir dirvožemio. Netriukšmauti, nebaidyti paukščių ir žvėrių, neardyti skruzdėlynų, nešiukšlinti, neteršti vandens telkinių, pakrančių, negadinti užrašų, ženklų, rekreacinių įrenginių, neleisti šunims laisvai bėgioti miške, ežerų pakrantėse. Pastebėję šiurkščių gamtosauginių pažeidimų, pranešti aplinkos apsaugos tarnyboms regioninio parko direkcijai, girininkijoms.